Tai sveiki visi. Šiandien pas mus svečiuose yra mūsų mokyklos pavaduotojas, fizikos mokytojas bei folkloro atlikėjas Lukas Bagdonavičius. Sveiki, Lukai. Sveiki. Tai aš iškart su klausimu, ar galėtumėte trumpai save pristatyti ir šiaip, kaip leidžiate savo dienas? Oi, pats sunkiausias tikriausiai klausimas, bet pabandysiu, galvojau, kaip čia save pristatyti, tai tikriausiai pristatyčiau 2 F raidės. FF. Fizikas folkloristas. Tai iš tikrųjų šitie 2 dalykai labai daug davė ir man gyvenime, ir aš į juos labai daug įdėjau, investavau ir dabar esu fizikas folkloristas. O tos dienos mano yra gana rutiniškos, nes aš labai mėgstu rutiną. Manau, kad tik rutinoje gali kūryba atsirasti. Ir iš ryto atsikeliu, nieko nevalgau, truputėlį apsiprausiu, apsitvarkau ir einu į mokyklą. Ir tikriausiai mane galit matyti visą laiką su dideliu puodu kavos ryte ir jis būtinai bus tas puodelis vienkartinis, nes taip ekologiškiau negu pirkti daugkartinį puodelį, nes aš visą laiką jį pametu arba sudaužau. Ir tada jis netitarnauja to laiko ir, žodžiu, tada sėdu prie kompiuterio, pasižiūriu paštą, pasižiūriu naujienas, susidėlioju darbus, jeigu reikia kažkur tai nueinu, pasikalbėti su mokiniais, su mokytojais, tada dažniausiai vedu pamokas ir viskas, tai paskui taip išsisėmė ta diena, baigėsi, o grįžęs namuose būtent užsiimu folkloru su savo mažąja drauge, dukryte, ir ten tada visą vakarą šokam, dainuojam, kankliuojam, tiesiog tai, ką sugebu, tai mes kartu ir linksminamės. Tai tokios labai paprastos dienos. Tai esat save pristatęs kaip folkloro atlikėjas. Tai kokį santykį turite iš viso folkloru ir kaip prasidėjo, sakykime, šitą jūsų karjerą? Tikrai gal sakyčiau karjera, gerą žodį pavartoju, Luknė, nes 10 metų dalyvavau folkloro aktyvioj veikloj, ansamblyje, ir mes turėdavom po 80 koncertų per metus. Žinant, kad metuose yra 52 savaitės, tai dažniau nei kartą per savaitę. Ir išmaišėm ir visą pasaulį su folkloro visokiais renginiais, nuo Meksikos, Kinijos, į Rusiją 3 kartus mus vežė, Kazachstanas, Afrika. Tai mano santykis toks, kad aš tą folklorą ir atradau gal tik tais 20 metų, 18 gal, baigęs mokyklą. Ir tai buvo labai labai keista, nes aš truputėlį chore ten mokykloje dainavau. Ir tada atėjau į universiteto folkloro ansamblį ir man reikėjo padainuoti liaudies dainą. Ir aš dainavau liaudies dainą, tyliai jūra banguoja, laivelis supasi. Ir vadovė sako, gerai, neblogai dainuoji, tik čia ne liaudies daina. Bet nieko, išmoksi. Aš galvoju, kaip ne liaudies, ką tu čia šneki? Ir aš grinai dėl smalsumo ėjau į ansamblį, norėdamas išsiaiškinti, tai kas tas folkloras, ką tai reiškia, kaip aš dabar 20 metų nugyvenęs gyvenimo nežinau savo kultūros, nežinau, kas yra liaudies daina. Tai tada pamačiau, kad iš tikrųjų visuomeniai daug yra kičo, daug pseudo folkloro. Modernus folkloras čia yra kita kategorija, čia yra labai gerai, sakyčiau. Bet yra tokio, duokim, garo kičo, kuris nėra folkloras. O mano santykis tai yra mano tapatybė su folkloru. Aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be folkloro. O ką veikti tada gyvenime? Ką veikti, jeigu nedainuot, nešokt? Neįsivaizduoju. O tai koks yra jūsų pats mėgstamiausias kūrinys? Turit tokį? Irgi, aišku, labai sunkus klausimas. Daug tų kūrinių labai gražių. Sakykime, jeigu tai būtų daina, tai būtų kokia nors Nybragalio kaimo daina, kur yra labai įdomi tradicija.
niekur kitur Lietuvoje nesutinkama, kai pirmas balsas dainuoja vos 2-3 natom, labai paprasta melodija, dėl to visai neįdomu, bet visą melodiją, visą grožį sukuria antras balsas ir dar trečias balsas yra, kuris yra ant vienos natos ir vadinamas burdonu. Tai visoje Lietuvoje būdavo 2 balsės, 3 balsės dainos, o vat Nybragali tas trečias balsas burdonas. Yra tas burdonas pas Kartvelus, arčiausiai nuo Lietuvos kažkur, o va tarpe, sakykime, Sakartvelo ir Lietuvos nėra to burdono. Tik tais kažkokiam Panevėžio rajono Nybragalio kaime. Nu kažkoks tai perlas. Tai ten tokia yra dainelė, ten, kur mergelė, ten rūtas ravi, ten jos balsas eina toli į Bernelio dvarą, jis ten išgirsta ir parduoda žirgą tam, kad ten ją vestų, žodžiu, bet gal melodiškai tiesiog yra graži ta daina. O šiaip tai mėgstamiausias kūrinys, kur tiesiog negali būti abejingas, yra lietuviška polka. Tiesiog išgirsti pirmus akordus ir kažkoks toksai aštrus signalas, cink, nueina iš širdies į kulnus ir kojos pačios pradeda kilnotis ir tu va tiesiog negali nustygti. O ta polka irgi, polka reikėtų sakyti, L kieta, čia irgi, gal taip nesakom, bet pastabą man pateikė lituanistai. Tai šiaip polka kilusi iš Čekijos, bet vėl mes neturim beveik su ta čekiška polka nieko bendro. Ta čekiška polka taip tapo labiau sceninė polka, ką daro tautinių šokių kolektyvai, o ta tradicinė polka tai yra visiškai kitokia, jinai tokia drabnukė, patrepsėjimai, labiau vietoj suktis. Ir ją išmokti, reikia meistriškumo, čia ne taip paprasta. Nesakysiu pavardės žmogaus labai gerbiamo, kad nekompromituočiau, bet mokėm ne polką, mokėm vieną dainą, operos solistą. Atrodo, operos solistas, čia ką, liaudies dainelės nepadainuos, baikit. Ir nesigauna padainuot. Nesigauna garsiai padainuot. Ten bando tas žmogus ten dainuoti, ten jausų tamote melonu ir sakom, garsiau, duok garso, atverk burną. Ir sako, ką tai reiškia? Mes pradėm jausų tamote melą, iš karto duodam ir taip žiūrimus ir valandą kankinam, nepavyko jam. Tai mums nepavyktų operos padainuoti, jam nepavyksta folklorą padainuoti. Tai ir va čia tokia va yra labai svarbi mintis, kad folkloras irgi, jeigu nežiūrėsim tuos Duokim garo arba ten tos visokius mėgėjų kolektyvus, kokybiškai padaryti irgi yra meistriškumas didžiulis. Tai va ir ta polka, kodėl aš apie polką čia kalbėjau ir prisiminiau dėl to, kad ir polka mokintis lietuvišką tikrą polką, kur ten reikia sekundę užvėluoti, patrepsėti ten visai, tai kokius 2 metus reikia mokytis, kad taip normaliai. Tai va, tai tokie būtų mėgstamiausi kūriniai. O kaip manote, ar visiems reiktų domėtis būtent folkloru ir kokie yra to privalumai, pliusai kokie nors? Ir minusai. Ir minusai, taip. Aišku, negali žmogaus priversti ir nereikia. Kad privalumų daug, tai tikrai, jeigu būčiau švietimo ministras, tikrai padaryčiau pradinėme ugdyme kasdien po vieną etnokultūros pamoką, bet ne tokia ten, kur čia mūsų kažkokie čia protėviai, milžinai, pilkapiai, bet grinai per praktiką. Muzikuojam, šokam, dainuojam, ritminiai pratimai, patarlės, priežodžiai. Tai labai svarbu, ypač ir mažiem vaikam, nes čia ir vystosi kalba, ir jinai turtėja, žodynas turtėja, reakcija, toks nuovoka, ne veltui ir
yra tyrimų muzikos matematikos, kad ankstyvam amžiui, jeigu muziką mokaisi, tai matematika ten geriau paskui sekasi vyresnėse klasėse. Tai folkloras būtent duoda geriausią muziką, nes ten yra įvairiausių ritmikų. Kodėl taip yra, nes jeigu pasižiūrėtume ten džiazą, bliuzą, ten klasikinę muziką, visur tuose žanruose rastume folkloro motyvų. Nu, logiška, nes bet kokią muziką kuria žmogus ir jis negali kurti vakuume, vis tiek ateina kažkur tai iš giliau tie dalykai. Tai folkloras yra universalus žanras, labai patogus žanras. Nemoku dainuot, tai gerai, pašok, nemoki šokt, pasakok, tarmę kokią mokinkis, patarlės kokias, nemoki to, kanklę mokinkis groti, lumsdeliais visokiais. Tarpsme, čia kiekvienas žmogus atras savo nišą ir turės savo tapatybę. Tai tiesiog duoda žmogui daug saviraiškos, tapatybės tokią dalį gali suformuoti. Nieko neturi prieš kitus, bet tarkim chore, tai tu stovi ir tu tokį gal labiau bendrystės jausmą stovi ir dainuoji kartu partiją vienodą su kitais. O folklore taip nebus. Bus, kur tu turėsi būti solistas kažkokioj dainoj, nes negali būti, kad visą laiką tas pats žmogus veda dainą. Turi keistis. Polka visi skirtingai turi šokti. Vieni ten susikabina kaip valsui, kiti apačioj ranką, kiti per liemenį ir visi turi turėti savo autentiškumą. Tai dėl to tas žanras ir yra sunkus, nes improvizuoti ir būti kažkuo tai nėra taip paprasta. Mhm. Tai koks yra jūsų autoritetas? Turit tokį? Autoritetas... Nežinau, kalbėjom ir su kolega Ryčiu, nebėra žmonėm autoritetų, gaila, bet aš taip dabar perkračiau savyje, turiu aš tų autoritetų, bet žinot, labai keista, nes visos jos yra moteris. Ir čia neseniai dalyvavau konferencijai moteris moksle ir buvau pranešėjas, vienintelis vyras iš 10 moterų. Ir būtent apie tos autoritetus ir sakau, nu ką, mano pirmiausia močiutė, amžinatilsį, buvo autoritetas. Jinai man pirkdavo matematikos galvosūkius visokius, architektė buvo. Paskui mokykloje lietuvių kalbos mokytoja Gražina Mališauskienė, paskui fizikos mokytoja Edita Dijokienė, dėl kurios aš tapau fiziku, nes norėjau matematikų būti, bet jinai mane perauklėjo. Toliau žiūrint plačiau, Dalia Grybauskaitė man savo tokiu stotu ir konkretumu labai imponuoja. Taip pat, kadangi jau savo močiučių nebeturiu, tai mano žmonos baba man yra autoritetas, 85 metų, ten lenda į eketę, ten vairuoja mašiną. Žodžiu, visos mano tos moteris autoritetės yra tokios drąsios, bajavos, kaip liaudiškai pasakyti, bet ir labai jautrios. Ir dar labai tikrai pamiršau paminėti to ansamblio, kurį lankiau 10 metų, irgi vadovė tokia labai, labai kieta buvo, tai Milda Ričkutė, tai irgi. Moteris, vyrų kol kas dar nematau. Gal aš juos nežiūriu, nežinau. Nu ir tada pabaigai, kokia yra jūsų pati didžiausia svajonė? Aš kažkaip apie svajonę visą laiką galvoju ne apie savo svajonę, o apie žmoniją, apie pasaulį kažkodėl. Tai visų pirma apie Lietuvą norėtųsi pasvajoti. Mes turim labai gražias tradicijas ir turime 500 000 liaudies dainų užrašytų archyvuose, daugiausiai pasaulyje, nieks tiek neturi. Tai kažkaip norėtųsi, kad labai daug žmonių priklausytų folkloro bendruomenėm, šauliam, žygeiviam, kad
vat, iš tų tokių organizacijų pasidarytų vat, tikra pilietinė visuomenė. Kad mes tęstume tradiciją, kad esame fizikų ir dainų šalis. Nes turim labai kietus fizikus. 6% viso pasaulio lazerių rinkos yra mūsų. Turim labai daug profesorių fizikų. Ir dainų šalis. Nes dainuojanti revoliucija, kaip iškovom nepriklausomybę, analogų neturintis reiškinys beveik pasaulyje. Tai Lietuvai to, o visam pasauliui gal taip apibendrinčiau, kad norėčiau, kad ateitų tokia diena, kai kvailiai neturėtų balso, o visus reikalus visko rūpintųsi išminčiai. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Mums labai buvo įdomu sužinoti. Ir tada iki kitų kartų. Ačiū, kad pakvietėt. Iki.